Labą dieną visiems, dar kartą. Šiandien trumpai tokią padarysim santrauką apie mūsų ekspediciją. Tai pradėjom visų pirma, visą laiką susitikom prie Kulpės žočių. Ir iš pradžių su radiniais buvo šiek tiek kebloka, nes neradom nei vieno radinio. Ir tiesiog rausėm kurmių urvus, dar tenais visur ieškojom ir nepavyko rasti visiškai. Bet eidami netikėtai, iš tikrųjų, radom vieną kauburį paknisom. Ir tam kauburį, šiokią tokią apžaliavusią monetą radom. Tai spėjom išsiaiškinti, tai carinės Rusijos 2 kapeikos. Toliau eidami šiek tiek tokius smulkius radinukus iš tikrųjų radom. Ir sovietiniai yra, ir reichsmarkių, ir kitokių įdomybių iš tikro. Bet po kelintų metų ir kokio laikotarpio dar kol kas nespėjom išanalizuoti praktiškai. Kas vienas iš įdomesnių dalykų, kad galima rasti ir šiuolaikinių monetų. Irgi tiesiog eidami keliu, radom tenais, pasiėmėm ir nežinau dėl ko žmonės tokius pinigus svaido. O dar skundžiat, kad Lietuvoje bloga gyventi yra, jeigu svaido. Na ir kas pats paprasčiausias dalykas iš tikrųjų ir kas buvo netikėčiausia, kad tiesiog vėl knisdami kurmio urvą, šiek tiek giliau paknisom, radom tokį metalinį kiaušinį iš tikrųjų. Turi priešą iš tikrųjų, labai veiksminga priemonė, iš tikrųjų skrenda. Šiek tiek sunkus svoris, bet pakelnuoti įmanoma. Ir vėlgi kiek analizavom, tai spėjom įsidėmėti, kad sovietinės Rusijos šiaip tai kilmės. Tai dabar šiek tiek įsikūrė prie laužo irgi sėdėm, kažkaip pasėdėsim šiek tiek ir kulniuosim namo iš tikrųjų. Tai ačiū iš tikrųjų, kad žiūrit mūsų filmuotą video medžiagą ir tada iki kitų kartų.